Nu kągi, grįžau iš kaimyno ir ten pasiradau tokį įdomų dalykėlį. Nu realiai pas jo ten visko galima rasti, ko tik nori. Bet radau šį bei tą įdomesnio. Pažiūrim, kas čia yra. Dėžutė, tokia biškai patrešus, bet pažiūrim, kas čia parašyta. O čia parašyta angliškai, rusiškai, kas čia gero, сделаю в СССР, v angliškai made in USSR, kas čia daugiau, measurement range. Kas čia galėtų būti? O čia yra, pažiūrim, ištrauksimės jį. O, kas čia pagaminta 1989 metais, IP44, čia atsparumo lygis kažkoks tikriausiai, ir čia yra kilogramai kvadratiniai centimetrai. Ogi ką mes čia turim, ogi čia turime, realiai busgaugę turime. Tikrą busgaugę. Na, aišku, tokia biški grimneziška, didelė, bet pamėginsim ją pajungti ant džetikės ir žiūrėsim, ką parodys. Ar jinai veikia iš viso, pradžiai įdomu sužinoti. Nu štai, biški patobulinau tą busgaugę. Žodžiu, ką čia padariau? Nu, prijungiau šlangą prie jos čia. Žodžiu, va, šitais visą šlangą. Ir šitą galą reikės jungti ten tikriausiai, kur Westgate'as ten ima duomenis. Tikriausiai tai visas slėgė. Ir žiūrėt, ką parodys šitą busgaugę. Nu, aš dabar realiai pamėginsiu papūsti ir žiūrėt, ar veikia. Nu va, papučiau kitą galą, padariau biškį slėgio. Nu ir rodo jis tą slėgį. Nu, čia visą laiką rodo 0,1 kažkodėl. Tikriausiai čia kažkoks defektas. Nu, einu parodyti maždaug, kur ten jungsiu tą busgaugę, nes nelabai aišku taip paliko, kurie ten vietoj prijungti. Mėginsiu aiškiau parodyti. Tai va, galvoju, kad reikėtų prijungti va prie šito, kur Westgate'as jungiasi. Nes kažkur kitur nelabai ir matau, kur galėčiau prijungti. O Westgate'as atsidaro, kai slėgis pasiekia, nu, aš suprantu, kad įsiurbimo šitoje sistemoje, kai slėgis pasiekia 0,6 baro, tada atsidaro Westgate'as. Nu, čia vis tiek turėtų, man atrodo, normaliai rodyti tą slėgį įsiurbime, kaip priklauso. Nu, to mėginsiu pajungti, žiūrėsim. Gerai, pradedam. Bobas irgi išjungtas yra. Bobą atjungiau. Nes numuša slėgį jisai. Nu, gerai daryk. O, bля. Žiūrėsim, kiek turbo. Davai. Per tus kalnus, bre. Vai. Normalų kelią tu išmėlės. Aplikas važiuoja. Opa! Pusantro baro. Net neįsivaizduoju. Pusantro baro. Kurva! Sudėtai pačiai. Nu štai va, pralėkiau, Sigis padėjo man nufilmuoti, nu ir
Pasirodo, šitas balvonas veikia ir rodo gan normaliai, ką ta turbina pučia. Nu ir jinai pučia pasirodo labai nemažai, netgi 1,5 baro. Nu čia ir kaip paskui supratau, tai čia yra per daug tas 1,5 baro. Netgi jaučiasi, kad geriausiai variklis traukia, tai maždaug kai rodo 1,1–1,2 baro. O jeigu jau 1,5 ten ir daugiau, tai tariu, kad kuro trūksta tiesiog ir net jaučiasi, kad trauka mažėja. Ką dar pastebėjau, kad, nu, kaip ir spėjau, šita turbina yra per didelė šitam varikliui. Nes bustas pasiekiamas maždaug, kai yra tarp 4–5 tūkstančių, maždaug ten iki 4, gal 3,800 tenai ir daugiau jau tada bustas yra pasiekiamas jau normaliai. O šiaip tai dabar galvoju, kad reikėtų bus kontrolerį normaliai įsigyti. Kiek žiūrėjau, eBay'e ten kainuoja ten apie 5 eurus, čia Lietuvoje apie 20 eurų. Nu, ko gero siūsiuos iš eBay'aus ir dėsiu bus kontrolerį. Maždaug nustatysiu, kad būtų tenai 1–1,2 barus, kad rodytų. Nu ir tada važiuosiu ant dyno stendo, nes dabar kaip ir neapsimoka važiuoti, tenai turbina perpučia tą slėgį ir nieko gero iš to neišeina. Nu ką, kol kas tiek.